Kaip užregistruoti savo avatarą? Registracija. Naudotojų registracija yra nemokama ir vykdoma tinklapyje http://cgrid.com/8002/Wi-Fi. Įveskite į naršyklę šį nurodytą adresą. Pakliūsite į tinklalapį, kuris vadinasi My Virtual Community. Reikia paminėti, kad šiame tinklalapyje, norint įvykdyti registraciją, reikėtų turėti savo nuosavą elektroninio pašto paskyrą. Vienas iš paprasčiausių būdų, jei neturite laisvos paskyros, užregistruoti ją Gmail'e. Taigi, naršyklėje, pavyzdžiui, Google Chrome ar kitoj, kurioje jūs naudojate, įrašote adresą http://cgrid.com/8002/Wi-Fi. Kaip minėjau, pakliūnate į puslapį My Virtual Community ir spaudžiate nuorodą, kuri vadinasi Create Account. Pamatysite nedidelę formą, anketą, kurią reikia užpildyti. Labai paprasta, reikalauja nedaug duomenų. Ir užpildžius šią formą reikėtų paspausti mygtuką Register. Laukose First Name, Last Name įveskite sugalvotą vardą ir pavardę, slapyvardį. Siūlytumėm, kad šie First Name, Last Name vardai būtų išgalvoti. Šie taip vadinami vardas ir pavardė bus naudojami, kai jungsitės prie virtualaus pasaulio žiūryklės lange. Juos matys ir kiti naudotojai virtualiame pasaulyje. Matote pavyzdį užpildymo šios formos ir užpildžius pačią formą, paspaudus Register, jūs galite pamatyti kažkokį tai pranešimą, pavyzdžiui, vienas iš variantų, Your account awaits administrator approval, bet mes, kad būtų paprasčiau, turbūt nuimsime šitą taip vadinamą patvirtinimą administratoriaus. Tiesiog manau, kad jūs sėkmingai užsiregistravę į savo elektroninio pašto dėžutę gausite laiškelį su registracijos patvirtinimu. Kaip ir minėjau, pasitikrinkite elektroninio pašto dėžutę, ten turėtų ateiti jūsų avataro sėkmingos registracijos patvirtinimas. Kai kada nutinka, kad kai kurie vartotojai sako, kad negavau patvirtinimo laiško, bet dažniausiai tai reiškia, kad jūsų pašto dėžutė tiesiog nufiltravo šitą laišką ten į spamą arba kažkur kitur, taigi pasitikrinkite visus aplankus ir jūs atrasite patvirtinimą, kad jūsų avataras sėkmingai aktyvuotas. Ir iš karto nedelsiant siūlom jums išbandyti jūsų avataro registraciją. Dėka užregistruoto avataro jūs galėsite prisijungti prie virtualaus pasaulio simuliatoriaus. Tačiau tam, kad tai padaryti, jums dar reikės parsisiųsti žiūryklę, virtualaus pasaulio žiūryklę. Kaip tai padaryti, skaitykite arba žiūrėkite filmukus toliau.